laiku. O čia blemba, vieną kartą pasąsta, kai dantį išlaužė. Ir aš pagričiau čia nervuotis. Jei reikia lakstyti. O tai jūs nenorit savo malonumui kur nors, jūs irgi norėtumėt, bet nei galimybių nėra. Pagal savo viską, pagal situaciją. Irgi, kad turi šunį, palikit tą šunį ką nors. Man reikia išvažiuoti, į savaitę grįžčiau. Bet žinot, ką turi, žinot, pagal savo situaciją ir aš irgi, kur jau galiu visą laiką stengiuosi, niekada nepaliekama. Metus, kai važiuodavau metus vieną kartą, ten jau galėjai nepapūsti, su vaiku. O dabar visą laiką jau skambdavau. Jūs, pavyzdžiui, paprašyk mamos iškrauti iš kitas, metus dirbi, atsisakyt, bet neatsisakyt, ne. Tai galėčiau. Bet ten gavus, sakau, tokia atveju, Mano mavo vestuvės buvo pusseserės. Šitą sakė, reikia nepasidaryti, kad nenori lakstyti. Sako šitą, reikia, sako šitą, užauginti vaikus, galėsi lakstyti. O čia blemba, nekartų skiriasi, kiek kartų viską. Ir visą laiką tai tą durnelį. Atsityti ir atėjo. Lakstyti, kaip nusiomės, nieko. Juozas, tai ką jis sakė? Tai pasakė, kad nieko nereikia, tai gali galvot vaikus. Čia dabar, tai tegu jisai įsisodina į mašiną. Buvo atostogas pasiėmęs, ar daug žiūrėjau. Prie dėžės užsilenkęs buvo. Sėdėjau, tai galėjau su kompiuteriu su vaikais pažaisti. Nu, ne, nereikia, bet tai. Ir dar tai pamendravau gali. Kitam užkrauti. Nu, buvo pasiėmęs atostogas, sakau, tai pasiimkit, žiūrėkit. Nu, o aš viena turiu žiūrėti. Man nereikia, galiu tortą atsikepti Velykom jau seniai kepiau. Viską, kodėl aš čia turiu? Sąstinį. Dvigubai išsikraut naštą. O Vaidas neužkrauna tik tada, kada sirgu. Tai buvo bėda tada tik tai. Ta Dominika gavau jau nuvažiavus su Bebučiu. Vidurį kada nebuvom. Važiuoji ir ką daro. Į vaiką tikrai nebuvo, niekada nebuvo. Nu, Išsisprendžiu patys. sakė, mano vaikai, aš juos apsaugoti noriu. Jau ligoninėj, kas? Čia kai sirgu, tai ką darysi? Ne, tai žinokį atveju, tai taip. Nu, įdirbti reikia, o kai dabar prisimylė visiems, kad 3 valandas dirba, nu tai tegu nežiūrėsi vaikus. Tai jau jo vaikas plačiai. Nu, 3 valandas. Nedirba. Ne visi ne tiek, padarai valgyt, parlieku sočiai užtenka. Aurimas kelis kartus paskambinau, sakau, šitą, ar tas vardadienis, sako, jo, va taip tai gimtadienis sausio 3, žinai, tai va, ir žinai, sakau, šitą, nes noriu pasveikinti, sakau, dabar pas mane, tai kol aš susiruošiau, jau jis parėjo, žinai. Šitą parėjau, sako, įdėjau butelį, degtinės, žinai, lietuviškos, puslitrinį tą plėšką, žinai. Arbatos tos iš šito, žinai, apaugo, už 4 eurus, žinai, šitą, tą patį, žinai, pirktą buvo ten 4 eurai, 90 centų, žinai. Pagal
tvarkysiu, sako, negalvok, pas mane tvarkinga, čia dabar susikučiau patalus, sakė, temperatūros turiu. O žmogus sušauna biškiškai. Sakė, temperatūros turiu, tai ne. Vienu Taigi žodžiu. patalai nešiškina. Nu, tai va, sakau, aš nežiūriu į tavo patalus, aš atėjau pasveikinau ir einu. Žiūrėk šitą, tai va. Nekreipia. Tai tenai dar tik tai su temperatūra nenorėjau, žinai, sakau, nenoriu aš tos arbatos. Norėjau tik greit pasveikint. Jau buvau Kazlauskienei paskambinus, kad aš ir valandą praėjau, daugiau nei tą. Vežiot nei tą. Einau, kaip tu paskambinai, paskambinau, sakau. Ar aš nepamačiau skambučio, galbūt. O nebėgčiau. Ne, ten kraščiau. Šitą sakau, šitą aš sakau, gal gyvas liko, gal vandenį leidau, sakau, gal negirdėjau. Ne, sako, laukiu, klausiu, turi mastą atvažiuoti. Kur ką, Iš Šveicarijos. Ai, nežinau. Tai vokiški gyventojai? Rokiškių būta. O Jolanta Klaipėdai? Jolanta dabar Klaipėdai.
ще не свічу здобув. А і шважарусі свічу. Thank you.